parduodamas mūrinis namas Beinoriškis, Radviliškio rajone. Čia yra apie 100 kvadratų, storos sienos senovinės, aukštos lubos, turiu omeny 3 metrai plus aukščio. Einam pažiūrėti. Taip. Čia iš priekio nuo gatvės asfaltas yra darželis toks. Čia per galinės durys aš įeisiu. Čia yra Beržų 6 Beinoriškis. Va. Mūrinis pastatas, tada yra ūkinis, žemės bendrai yra virš 50 arų. Namų valda 30 keli arai ir po to dar yra daržo. Ten toliau parodysiu paskui. Va dabar taip po namas aplinkui atrodo. Čia yra buvusi seniau pirtis. Tai dėl to tas pastatas yra truputį kitoks negu įprasti gyvenami namai. Čia sandėliukas. Toks va. Kaip matot, lubos aukštos. Visam pastate aukštos lubos. Čia yra virtuvė su centraliniu šildymu. Va. Biškį jau dažai atsilūpę. Bet pagrindė viskas ok. Vietomis tik tai. Va. Čia gan plačios palangės viską. Balionas čia dujų. Va, einam čia. Šičia yra kanalizacija. Va čia po tuo tualetu yra kanalizacija vietinė padaryta. Čia tiesiog naudodavo biotualetą žmonės. Problema čia yra, kad nėra vandens. Čia būdavo vanduo, bet jį kažkaip tai atjungė ir gaunasi, kad šitas objektas neturi savo šulinio. Tai reikėtų darytis kažkokį gręžinį ar kažką tais. Čia dėl vandens. Tai va, tai čia va tokia kaip kabykla ar drabužinė kambarėlis. Bendras plotas yra apie 100 kvadratų čia. Didžiuliai kambariai, tokie aukštom lubom. Va. Šičia tas įėjimas nuo gėlyno pusės. Va kaip atrodo. O čia galima eiti. Ai, nu va, čia taip atrodo. Įėjimas. Va. Einam toliau kitą kambarį. Dar kambarys. Man labai patinka va tos palangės tokios. Va. Didžiulės palangės. Va skaityk. Daugiau nei 0,5 metro palangės pločio. Va taip atrodo. Ir kambariukas dar vienas. Čia va, įvažiavimas nuo kelio va yra, o čia ir ūkinis matosi. Einam dabar žemę, parodysiu jums ir gale video, kaip visada drono filmuota medžiaga. Einam pažiūrėsim. Tai jeigu norite tartis, apžiūrėti, dėrėtis dėl kainos, tai skambinkit numerį ir susitarsim. Visi pasiūlymai priimami. Tai va, parodysiu aš jums dabar, kur yra daržas. Tai va čia va nuo namo, kaip išeinat, va iš karto einam čia. Šičia yra kanalizacija po to betoniniu. Čia yra sandėliukas rūsys po žemę. Ir va čia va yra daržas.
Va čia va priklauso dar va tas va visas plotas iki va ten, iki va to kalnelio apžėlusio tenai. Tai va čia viskas priklauso ir va čia už to beržinėlio dar iki pat kelio. Va čia yra 20 keli arai, ar apie 30 arų, dabar tiksliai nepasakysiu. Ant popierių reikia pažiūrėti, bet bendroj sumoj gaunasi virš pusės hektaro. Visas plotas kartu. Namų valda plus va šita žemės ūkio. Va, iki to va kelio. Sako, tipo čia tvora, bet pjauna, šienauja dar ir tą pusę. Tai va, šitas yra žemės ūkio paskirties. Leidimas parduoti jau yra gautas. Jis galioja artimiausius metus. Plius štai šį čia namų valda. Aplinkui. Ūkinį parodysiu. Va. Čia yra ūkinis šalia pačio namo. Tvartas. Čia kaip suprantu ventiliacija. Tada daržinė malkinė, va. Malko biškį. Tada čia yra. Ai, čia irgi malkinės sandėliukas. Lauko tualetas, va. Senoviškas. Tai va toks. Va čia tos durės išdalyti. Kažkaip taip va. Tai va, dar parodysiu, yra ten sandėliukai 2 ir rūkykla. Jeigu norit apžiūrėti, skambinkit, tarsimės, arba atvažiuokit į vietą, apsivaikščiosit viską. Nu, šiaip už tokią kainą gan geras plotas, viską, tik tai pasidaryti gręžinį reikės. Arba šulinį. Va, sandėliukai. Kaip yra namas, priešais va yra sandėliukai 2 tokie va. Ir metalinė rūkykla. Tai va. Ten toliau daržas va už tų krūmų, ten daržo plotas. Tai čia namų valdos plotas, čia daržo plotas va toj pusėje. Taip pat. Steikit kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video.